z Grupy Zielonych. Ačiū gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. Vakar Lietuvoje vyko visuotinis pieno gamintojų suvažiavimas. Kritinės situacijos neapsikentę Lietuvos pieno gamintojai sprendžia esminį klausimą, ar kam nors dar reikalingas jų gaminamas pienas, už kurio litrą kai kuriems mokama vos 12 euro centų. Tai beviltiškai maža kaina, kuri nepadengia gamybos sąnaudų. Baltijos šalių pieno gamintojus pasiekusios kompensacijos už Rusijos embargo sutelktus padarinius deja situaciją sušvelnino nepakankamai. Todėl dauguma mūsų pieno gamintojų atsidūrė visiškoje neviltyje. Nepaslaptis, kad Lietuvos žemdirbiai gauna ir viena žemiausių ES tiesioginių išmokų. Tokia situacija taip pat mažina mūsų žemdirbių konkurencingumą bendroje ES rinkoje. Analizė rodo, kad žaliavinio pieno kaina, kurią gauna ūkininkas, yra ženkliai sumažėjusi. Tuo tarpu gamybos sąnaudos ir kiti kaštai per dešimtmetį išaugo kelis kartus. Kviečiu komisiją ir parlamentą nepalikti pieno gamintojų likimo valiai. Ačiū. Dziękuję bardzo. Onorevole Fabio Massimo Castaldo, prego. Grazie Presidente. Volevo chiedere ai colleghi se sanno che cos'è questa. Questa è l'immagine di una maglietta che è stata postata su internet da parte della tifoseria